Antradienis. Geras, žiūrėk, turiu merginą, su ja draugavau jau seniai prieš kokius 3-4 metus, man dabar 14, jai irgi. Atsiprašau, bet taip juokinga pasidarė. Kaip taip įmanoma daug išdraugavot, ar ne? Prieš 3-4 metus draugavom čia biški. Dabar irgi. Dabar mums tiesiog kažkaip, o po to, žinai, tipo, tiesiog ir buvo toksai, tipo, aš sakau jai, davai paskolink kastuvėlį. Jinai, tipo, tokia, ne. Nu ką, viskas tuo ir baigėsi, žinai. O dabar galvoju, gal visai. Stipru, labai stipru. Įdomu, kokias būna 10 metų vaikų draugystės. Tai ką, paspardai subinę, už plaukų pastampai ir viskas. Jau draugauji? Aš tai taip ir darydavau, kabindavo taip mergas. Ja. Kuo stipriau įspiriai į štaciją, to geriau. Aš tai to labiau myli. Kaip tada, ta prasme, dar už plaukų taip. Kaip dabar kabinu, taip ir tada kabindavau. Prasme, žudau ir slepiu lavonus miške. O, labai nice. Tiesiog. Žinai, kaip kam patinka. Man grubiau patinka. Man, pavyzdžiui, man nepatinka Roko laiškas. Mes esame pora ir norėčiau pažiūrėti, kaip jį reaguotų, jei kas man atsitiktų ir pakliuvu į ligoninę. Tipo, Rokai, tau ant tiek dėmesio trūksta? Savanaudis. Aš tiesiog... Ne, čia ne savanaudis, čia tiesiog, nu, tipo, dėmesio trūkumas visiškas. Nes, nu, kaip tu daugiau paaiškinsi, kad, nu, tipo, bičas nori, kad jo gailėtųsi. Taip. Tipo, tai gal get a life. Nu, tipo, toksai, žinai, tipo, davai visi manęs gailėkite dabar, nes aš žiūriu, tipo, patekau į avariją ir, tipo, aš tiesiog noriu sužinoti, kaip jūs manęs gailėtumėtės. Jeigu kilo toks klausimas, draugė, tai greičiausiai arba su tavim kažkas blogai, arba su jūsų draugystė kažkas blogai. Arba tau 13 metų. Man atrodo, su juo kažkas blogai. Bandau rasti vėl berniuką, kuris užregistravo savo mergaitę, bet... Ne, žinok, nesinčia mums. Pasiklydau tarp laiškų. Pasiklydai vertime? O, labai geras filmas. Patiko? Nu, ką žinau, senai žiūrėjau. Nebeprisimeni, tai dėl to labai geras filmas. Jeigu neprisimeni filmo, vadinasi, jisai buvo tikrai žiauriai geras. Žiauriai geras, žiauriai geras. Atsiunčiau. Ką daryti? Tu man atsiuntei. Jo, darom šiaip išdurkė. Yra mergaitė, kuris stresuoja dėl savo gimtadienio. Reikia jai padėti. Kad nebestresuotų. Šiandien Enriko 17 gimtadienis. Nu va, žiūrėk, visai miela. Jį išsinomavo sodybą, ar ne? Sodyba. Sodyba. Skambina sodybos šeimininkas. Šeimininkas. Kad sudegė. Ne, šeimininkas. O kurios numeris yra? Jis turėtų būti. Tai šiek tiek dar. Varom stresiuko. Tai Algirduko balsas, kad geriau atrodytų kaip šeimininko. Man atrodo, kad tu kažkaip gal šiek tiek pagiręs. Oho. Ką sako? Kažkaip keistai net. Kaip ryšio, kad nebūtų. Gal jau sodybai. Enriko 17 gimtadienis. Jis savaitę grįžo į Lietuvą. Labai juokingai išdurkė. Yes. Po to paskaitysiu tau labai juokingai išdurkė. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. A čia Enrika. Taip. Labas vakaras, klausykit. Skambina jums Algirdas. Taip. Yra iš sodybos. Jūs čia turite savaitgalį švęsti tenais, a ne? Taip. Tai va, žinokit, nešvęsit jūs tenais. Kaip suprat? Užpylė mus. Supranti, prakiūro tie vamzdžiai. Ir šičia viską užpylė. Žinokit, iki savaitgalio tikrai nieko neišdžiovinsim. Tai aš tik tai norėjau jums pasakyti, kad galbūt jūs pasiieškokite kokios kitos vietos, kur pašvęst. Ar jūs juokaujat? Taip, vat aš vakarais nieko kito ir nedarau, tik tai skambinu į savo užsakovams juokauju. Nes aš daugiau kaip ir neturiu ką veikti. Žinokit, panelė, tai va, aš jums tik tai pasakau, kad žinokit, nieko nebus, aš einu toliau dirbti, nes pas mane šičia jau ir taip 3 žmonės dirba. Nu va. Iškrito. Tai gal dar perskambino. Gero savaitgalio. Enrika. Apalpo gal rimtai? Vienas iki buvo, viena mergaitė. Dar kartą paskambink. Buvo palpas. Mama kitą dieną skambino. Čia jūs juokaujat? Sakė, kad jūs esate blogi bernai.
No pick up right now. Klausau. A ko jūs šiandien manęs tos ragelius mėtot? Žinokit, ryšys blogas, čia turbūt dėl jūsų kalties. Kas ten juokiasi? Kas juokiasi? A jau draugės mažu pasakė? Jama juokiasi. Pasakė jau? Jau pasakė. Tai pasakyk, kad jos lievos. Gerai, tai ir pasakysiu. Pasakyk, kad lievos. Enrika, sveikinu tave su 17 gimtadieniu. O, kaip ačiū. O kur linkėjimai? Linkėjimus tau draugės lievos pasakys. Gerai, Kurios blemba mūsų sugadino visą išdurkę. Pasakyk, kad pačios kaltos. Gerai. Tvarko, Enrika, gero to gimtadienio. Neprisigerk. Iki. Lievos draugės. Lievos draugės. Ant... Tai va, sveikinimai eina Ievai. Antra yra visiška lieva. Ieva. Palauk, vagi, aš tau norėjau perskaityti. Žiūrėk, nereali. Vat, draugai, aš jums paskaitysiu to jau, kaip reikia rašyti išdurkės. Vat, štai yra ideali išdurkė. Juozas atsiuntė. Dėmesio, klausome. Juozas atsiuntė Aistės, reiškia, kad išdurtume mes Aistę. Ir Juozas rašo, kad jūs ją, kaip galime jį išdurti? Reiškia, klausimas. Kad jūs ją pagrobsit per Helovyną, nuvešit į mišką, surenksit vakarėlį ir jį gaus dovanų išmanųjį telefoną Nokia 3310. PS, galite ir šiandien paskambinti. Juozai, tavo norai pildosi. Mes skambiname Aistei. Oi, tą patį ir pasakyk, gerai? Taip. Man tok tik taip. Va, skambiname Aistei. Juozai, maladėts. Štai kaip yra daromos idealios išdurkės. Nerealu. Juozai, tokios geros išdurkės mes neturėjome jau seniai. Nu taip gerai surašyta viskas. Visa informacija yra, kurios mums reikia. Aš duok man tą paskaityti, prašau. Aš labai noriu šitą, gerai? Davai. Tiesiog perskaitysiu ir viskas. Aistė. Klausau. Aistė, Nu. dabar klausyk. Girdi. Aha. Dabar taip. Žodžiu, pagrobsiu aš tave per Helovyną, nuvešiu į mišką, surinks vakarėlį ir gaus dovanų iš mano į telefoną Nokia 3310. Aha, lauksiu. Ir galiu šiandien net paskambinti. Aha. Viskas, čiau. Aha. Va, Juozai, kai išdurkė gera, ne? Opa, tai kas siūs tokias išdurkės, tai taip gerai mes ir išdurinėsim. Valio! Klausomės muzikos. Antradieniais!